Labas. Šiandien su tavim pakalbėsim tema žvynelinė. Tai ne tik odos liga. E, Kaip visada, e, daug vertingos, vertingos informacijos pateiks Eglutė, vaistininkė. Eglutė visada tau esu dėkinga, kad tu sutinki dalintis tom žiniomis. Ir prie šios temos tikrai irgi žinau, kad turėsi ką pasakyti. Kodėl aš tą temą pasirinkau? Nes manau, kad dar labai daug žmonių galvoja, kad tai yra tik tai išorinė tokia odos liga. Kai yra tik tai estetika, ypač moteriams, čia negražu, pasitepam kažkokius vaistukus ant odos. Bet kas visą tai, kas dedasi mūsų viduje? Iš tikrųjų, mane dar kai kada net sukrečia, kai aš pamatau net ir sociume kažkokius straipsnius, nuotraukas, kas yra ant mūsų odos, tas yra ir ant mūsų sąnarių. Tai yra taip rimta ir labai norėsiu šitą temą pakelti. Tai labas, Eglutė. Garsai įsijunk. Labas, Andžela. Sveiki, mėly klausytojai. Tai noriu dar tiesiog prieš įeinant į temą priminti klausytojams, kad jeigu nesate užsiprenumeravę šito kanalo, tiesiog paspauskite prenumeruoti ir nepraleiskite mūsų įrašiukų, kuriuos tikrai labai stengiamės nuoširdžiai ir suteikti jums naudos. Tai Eglutė, apie žvynelinę. Gal pradėkim nuo to tiesiog, kas yra žvynelinė? Tai žvynelinė yra lėtinė, uždegiminė imuninės sistemos liga. Daugelį šaltinių galime rasti, kad tai priskiriama autoimuninėms ligoms, bet tai nėra visiškai taip iki galo tokia autoimuninė liga. Yra visokių niuansėlių. Priežastys 100% dar kaip ir nėra aiškios, nėra vienos priežasties. Šitai ligai atsiras priežasčių yra pagrindinių keletas, tai yra ir genetiniai veiksniai, ir aplinkos veiksniai, ir imuninės sistemos sutrikimai, ta prasme, kad yra labai daug priežasčių ir nėra iki galo aišku, būtent kas padaro didžiausią įtaką. Bet ši liga, ji apima visą organizmą. Ir tai, ką mes matom ant odos, tai čia tik tai yra išorė. Imuninė sistema siunčia tokius kaip ir klaidingus signalus ir tiesiog skatina odos ląsteles daugintis greičiau. Toks mechanizmas. Ir būtent atsiranda tie ploteliai, tie žvyneliai, ar ne? Bet tai yra tik ant odos, tik išoriškai. Bet šiaip pagrinde, kas vyksta organizme, tai yra tas lėtinis, sisteminis uždegimas. Ir būtent labiausiai kenčia tos vietos, kurios yra pas žmogų jautriausios. Tai ne tik sąnariai gali nukentėti, bet šiandieną mes daugiau paliesime sąnarių tą sritį, bet nukenčia ir kitos sistemos, ypatingai širdies kraujagyslių sistema nukenčia. Ir gali tiesiog tikrai daugelis vietų pasižeisti, bet pagrinde mes matome ant odos išorę. Tai vat kažkaip šiandieną ir norėjos akcentuoti, kad kaip svarbu žmogui nenumoti ranka, nes, vat kaip ir minėjau, tai nėra tik odos liga, jinai pasireiškia, mes ją matom per odą, mūsų kūnas kalba, ar ne, vat kažkas vyksta organizme, bet kiek mes nematom viduje. Tai tu teisingai, labai ačiū tau, kad užsiminėjai, tai aišku, kad aš kaip suprantu, ne vien tik tai sąnarius veikia, ar ne, ir organus gali tam tikrus veikti.
O kaip tavo žvynelinė, nu, jeigu užsiminiau apie tos sąnarius, kaip tos sąnarius veikia? Tai vat iš tikrųjų, kadangi sąnariai, raiščiai, tai yra mūsų tokia didžiausia krūvį apimanti sistema, nes mes įsivaizduokit juos kiekvieną dieną, kiek kartų tos sąnarius savo lankstom, ar ne? Tai tokia jautri sistema ir iš tikrųjų tai paėmus nėra, kad 100% visiems, kas serga žvynelinę, sąnariai bus pažeisti, bet taip skaitosi populiacijoje apie 20-30% žmonių patiria tą psoriatinį artritą, būtent tą sąnarių pažeidimą, kuris gali pasireikšti kaip, na, tiesiog įprastas sąnarių uždegimas, tai skausmu, sąstingiu, ypatingai ilgą laiką nejudėjus, tai daugiau ryte, judesių ribotumas, tinimai sąnariuose, tai tokie simptomai, kurie atrodytų primena, nu, tokį eilinį uždegimą, ar ne? Bet tai yra būtent tos ligos įtakoje atsiradęs uždegimas. Ir ką toliau aš čia dar pasirašęs buvau, kad, na, tiesiog vėlgi gal nereikėtų sakyti žmonėm, kad irgi ten tie lopeliai ant sąnarių atsiranda, ar ne? Ne, čia tik tai, kad vat, būtent skatina naudos ląsteles greitai daugintis. Bet tas sisteminis uždegimas tose vietose, nu, tai įsivaizduok, sutrikdo žmogui irgi gyvenimą, ar ne? Nu, būtent ir skausmai, ir tinimas, jisai duoda tą kraujotakos maistinių medžiagų sutrikimą tose vietose, reiškia sąnariai nebeaprūpinami krauju, reiškia negauna sąnarių ląstelės tų maistinių medžiagų, nes jie yra užsispaudę, sutinusios tos vietos, ar nereiškia kraujotaka yra netinkama, sutrikusi ir taip toliau. Ir vėlgi mes tada turime tą situaciją, kada viskas eina žemyn, nes nu, maistinių medžiagų tas deficitas lemia, kad sąnariai negauna maistinių medžiagų, reiškia, jie greičiau dėvisi, dyla ir dar labiau stiprėja uždegimas, nes negauna ir prieš uždegimiškų medžiagų. Nu ir tiesiog sukasi viskas ratu. Žinai, dar prisiminiau tokį dalyką, kai tu paminėjai, kad, nu taip, žvynelinę mes paveldim, ar ne? Yra vienas iš veiksnių yra genetinis veiksnys. Taip, bet tai nėra nuosprendis. Ne. Tai va, aš kažkaip noriu, žinai, va tą dalyką pakelti, kad, na gerai, paveldėjom, turim tą tokią silpnąją tą vietą, bet kiek galim mes su savo gyvenimo būdu, tai puikiausiai gyventi su šita diagnoze. Ir prie viso to, tas gyvenimo būdas, tai kalbu ir apie mitybą, labai prisideda ir maistinės natūralios medžiagos, apie kurias su tavim šiandien irgi noriu pakalbėti, kad tai vat kurios tos maistinės medžiagos nu, labai svarbios ir kodėl. Tai iš tikrųjų gerai, kad paminėjai, kad ta liga yra nenuosprendis. Taip, žvynelinė yra, kaip skaitoma, nepagydoma liga, bet mes galime ją turėdami gyventi be skausmų, be simptomų kažkokių, ar ne, kur mums diskomfortą duoda, ta prasme, tą judėjimo sutrikdymą. Tiesiog galime gyventi pilnavertį gyvenimą, pasiekia kaip tarsi tokią remisiją. Nu, reiškia, liga yra, niekur jinai nedingo, tupi, bet jinai nieko blogo nedaro. Tai mes maistinių medžiagų pagalba galime pasiekti būtent nu, tokį, kaip pasakyti, tikslą, ar ne? Nu, kad gyvenam, bet ta liga nieko mums apie save neduoda žinot. Tai dabar kokios tos maistinės medžiagos? Bet pirmiausia, prieš kalbant apie maistinės medžiagas, pasakysiu, kad reikėtų prie šitos ligos vengti uždegimą keliančios mitybos. Kas iš to, jeigu tu vartosi, tarkim, maistinės medžiagas papildų pavidalu slopinančius uždegimą, bet jeigu tu valgysi uždegimą keliantį maistą, tai vėl tu kelsi. Tu su viena ranka duosi, su kita ranka atimsi. Tai reiškia, mes turime riboti baltus miltus, pieno irgi produktus, tarkim, nu, va, tik tai fermentuoto pieno produktus, tai reiškia, kefyras, rūgpienis ar negali likti, bet
reikėtų vengti to paprasto pieno vartoti. Taip pat viską, kas yra iš baltų miltų, tai jau atkrenta, nu, realiai viskas atkrenta, ar ne? Ne tik apie sausainius čia kalbam ar apie baltus makaronus ir apie baltą duoną. Tai Tai aišku, vengti kepti maistą ant saulėgrąžų rapsų aliejaus, skrudinto maisto, rūkyto maisto, vengti pusfabrikačių, greito maisto. Nu, žodžiu, vat štai šitas maistas, jisai kelia uždegimą ir mes turėtumėm jo iš viso eliminuoti, vengti to maisto. O dabar kalbant apie maistinės medžiagas, ar ne, tai vat kokios būtų, kokias išskirčiau svarbiausias. Tai kadangi tai yra sisteminė, uždegiminė, imuninė sistemos liga, tai pirmiausia mes turime išskirti prieš uždegiminės medžiagas, kaip, na, tiesiog numeris 1, ar ne? Tai aš tokias išskyriau omega-3 riebiąsias rūgštis, tai jau čia būtų numeris 1, pačios stipriausios iš visų. Ir reikėtų į ką atkreipti dėmesį, kad būtų dozė tinkama, kad ne per maža dozė būtų, nes prie tokių ligų omega-3 rūgščių reikia terapinių dozių. Tai reiškia 2-3 gramai per dieną. Ne tauko, o būtent veikliosios medžiagos omega-3 riebiųjų rūgščių. Kai skaitome etiketes, matome, kad, tarkim, sudėtyje yra dozėje, ten, tarkim, 2 gramai, ar ne, tarkim, taukų, iš kurių ten 1 gramas yra omega-3 riebiosios rūgštys. Tai mes turim žiūrėti būtent į veikliąsias medžiagas. Tai 2-3 gramai būtent veikliosios medžiagos omega-3 riebių rūgščių per dieną. Toliau turime žiūrėti, kad papildas būtų be sunkiųjų metalų ir be toksinų, nes sunkieji metalai, toksinai yra uždegimą keliančios medžiagos. Tai vėl reikia rinktis, jeigu papildą, žuvies taukas ar omega-3 be sunkiųjų metalų ir be toksinų. Kaip pasirinkti? Pasiemi produktą, skaitai etiketę, o ten juk nieko neparašyta. Tai ką mes turime daryti? Vaistininko klausti, greičiausiai jisai neatsakys. Turime parašyti laišką gamintojui ir kad jisai mums atsakytų raštu. Nuo kokių priemaišų, kokių sunkiųjų metalų yra išvalytas produktas, koks likutis ir tada žiūrim, ar tenkina mūsų atsakymas, ar netenkina. Aš išsirinkau omega-3 rūgščių papildą, kuriame yra 0 toksinų ir 0 sunkiųjų metalų. Ir būtent jį vartoju 20 metų. Tai va, tai žinutė būtų tokia, kad stipresnių medžiagų priešuždegimiškai veikiančių už omega-3 riebiąsias rūgštis nėra. Ar galime gauti su maistu? Viskas įmanoma, kai labai pasistengi, bet su omega-3 riebiosiams rūgštim yra, nu, praktiškai labai sudėtinga. Jeigu mes kalbam apie terapinės dozes. Profilaktinę dozę gauti kiekvieną dieną mums reikėtų suvalgyti laukinės jūrinės žuvies porciją ar jūros gėrybių porciją. Jeigu augalinės kilmės, tai turėtumėm jau nebe porciją, o keletą porcijų, kadangi tos augalinės riebiosios rūgštys turi būti konvertuojamos į EPR ir DHR rūgštis, tai tiesiog vėl būtų sudėtinga suvartoti terapinės dozes su maistu. O aš, na, tiesiog rekomenduoju rinktis maisto papildą ir, na, tiesiog neeksperimentuoti, nes, nu, įsivaizduokit, kas iš klausytojų, kas sakys, kad įmanoma suvalgyti kiekvieną dieną 3 porcijas laukinės jūrinės žuvies. Nu, įmanoma. Nu, tikrai galėtum suvalgyti, ar ne, 3 porcijas. Kiek dienų taip galėtum suvalgyti? Turbūt po kokio mėnesio jau į tą žuvį žiūrėti negalėtum. O čia reikia visą gyvenimą. Bet keliaukime toliau ir dar prie vieno labai svarbaus vitamino, prie hormono, tai vitaminas D, kuris patekęs į mūsų organizmą virsta į hormoną. Tai yra labai stiprus priešuždegimiškai veikiantis vitaminas, hormonas, kuris veikia ir tą būtent autoimuninės visas ligas,
būtent autoimuninės kilmės, jeigu yra tas psoriatinis artritas ir pati psoriazė, tai ypatingai svarbu yra vitaminas D. Apie kitas naudas šiandieną gal nešnekėsiu, jisai turi begalės naudų, bet čia mes išskiriam į tą trejetuką būtinai jį. Tai labai rekomenduoju atlikti periodiškai kraujo tyrimą, kad išsiaiškinti, kokią dozę naudoti. Čia neklausimas, ar naudoti, čia tiesiog kokią dozę naudoti, nes su saule, su maistu praktiškai sergant psoriazę gauti pakankamai yra neįmanoma. Labai svarbu yra išlaikyti viršutinę normos ribą. Jeigu mes turime kraujo tyrimą, tarkim, jeigu nanogramais nuo 30 iki 50, tai mes turim laikyti viršutinę normos ribą, bet nepamirškim, kad normos ribos per 3 metus yra labai smarkiai pakitusios. Viršutinė riba anksčiau buvo 100, dabar yra pritraukta iki 50, tai vėlgi, jeigu žiūrėti klinikinius, mokslinius ir klinikinius tyrimus vertinant, tai matysime, kad geriausi rezultatai buvo pasiekti, kai buvo 70-80 nanogramų, kas šiais laikais jau būtų perdozavimas, ar ne? Tai va, tai vėl kokių mes tų ribų laikomės. Bet, na, imkim, jeigu jau nesigilinant, neinant į gylį, ar ne, nu tai 50 turėtų būti ta riba, kas turi psoriazę nanogramais. O jeigu nanomoliais, tai tada dauginam iš 2,5. Dėl to kraujo tyrimė būna dviem reikšmėms vitaminas D parašytas nanogramais ir nanomoliais. Tai yra vienas ir tas pats, tiesiog nanogramus padauginus iš 2,5 mes gaunam nanomolius. Tai va, tai kas toliau apie vitaminą D pasakyti reikėtų, kad vėlgi jo kiekis priklauso dar organizme ir nuo kitų medžiagų kiekio. Jeigu, pavyzdžiui, organizme trūksta magnio, visada trūks ir vitamino D. Tiesiog jisai nepavirs į tą pusiau aktyvią formą, kurią mes išmatuojame kraujo tyrime. Tai jeigu nepavirs į pusiau aktyvią formą, tai nepavirs vėliau ir į aktyvią formą. Tai magnis yra vienas iš pagrindinių aktyvatorių vitamino D. Na, tiesiog toks kaip, labai labai svarbu vaidmenį vaidina. Selenas, cinkas, vitaminas K2 irgi labai svarbus yra, kad pavirstų D vitaminas į aktyvę hormono formą. Tai va, tai dar vienas momentas, kad su amžiumi vitamino D sintezė ir aktyvinimas mažėja. Tai reiškia, kuo vyresnis žmogus, tuo jam reikės daugiau magnio, daugiau K2, daugiau seleno, daugiau cinko ir tiesiog didesnės vitamino D pačios dozės. Nuo 65 metų mokslininkai teigia, kad vitamino D sintezė organizme nebevyksta. Tai reiškia, mes galim degintis kiaurą parą, ar ne, tose šalyse, kur nėra nakties, bet mums jo organizmas nebesusintetins, tai neišvengiama yra jį gauti su maistu, kas irgi neįmanoma 30 kiaušinių nesuvalgant per dieną, ar kepenėlių žuvies nevalgant kasdien irgi gauti su maistu yra labai sudėtinga. Ir gyvenant tokį uždarą gyvenimo būdą, tai turbūt kitos išeities, kito varianto, kaip geri maisto papildai, kokybiški, kaip ir nelabai turime pasirinkimo. Dar vienas įeinantis, į mano trejetuką dar įeinantis veikėjas, tai yra gerosios žarnyno bakterijos. Kaip minėjau, kad veiksnių, dėl ko atsiranda psoriazė, yra keletas, iš tikrųjų net ne keletas, turbūt o 14, jeigu ne keliasdešimt, tai viena iš tų yra būtent žarnyno būklė. Ir kas turi žvynelinę, labai dažnai turi ir, jeigu ne 100%, turi ir disbiozę. Tai reiškia gerųjų žarnyno bakterijų deficitą. Ir būtent tas gerųjų žarnyno bakterijų deficitas irgi įtakoja imuninės sistemos disbalansą, maistinių medžiagų nesuskaidimą iki galo
ir tą būtent uždegimo valdymo kontrolę žemą. Nu, reiškia, kad kuo yra prasčiau su gerosiomis bakterijomis žarnyne, tuo bus prasčiau su imuninė sistema ir būtent uždegimo suvaldymu. Tai mes turėdami psoriazę ir psoriatinį artritą turime pastoviai rūpinti savo žarnyno sveikata. Tai bakterijos turėtų būti kaip vanduo, kaip duona kasdieninė. Tai galite padaryti vartodami fermentuotus produktus, fermentuotą maistą, raugintą maistą, fermentuotą pieną, nu tai reiškia raugintą, bet tai turėtų būti nepasterizuotas pienas. Tai reiškia, turėtų būti naminis. Ir faktas tas, kad mes kiekvieną dieną, ar beveik kiekvieną dieną, ar sakykime dažnai valgome maistą, kuriame yra antibiotikų likučių, hormonų ir įvairių kitų toksiškai veikiančių medžiagų, būtent naikinančių mūsų žarnyno mikrobiotą. Tai mes turim nuolatos pasipildyti. Tai rinktis, kokias bakterijas reikėtų, jeigu papildo pavidale, tai reikėtų rinktis bakterijos, kurios turi apsaugą nuo skrandžio rūgšties, kurios praeina rūgščių barjerą, kur kur rūgštys nesuėda, jų nesugraužia, nesunaikina. Tai bakterijos turėtų praeiti iki pat storojo žarnyno. Ir būtent į tai reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis gerasias bakterijas papildo pavidale. Dar keletas medžiagų, kurias labai noriu paminėti ir yra jos, nu čia tą trejetuką jau uždarom, kaip suprantat, ar ne? Ir paskui pereinam dar keletas tokių medžiagų, kurios labai svarbios. Tai yra C vitaminas, E vitaminas, selenas, cinkas ir karotenoidai ypatingai svarbus žarnynui ir odos būkliai, būtent, kad tie odos uždegimas, tai odos žvyneliai, kad tvarkytųsi. Vitaminas E palaiko odoje drėgmę, tai reiškia vėlgi, kad nebūtų tų pleiskanojimų, tų išdžiūvimų. Polifenoliai, bet kad nebūtų žmonėm tų keiksmažodžių, gal paminėsiu, kad polifenoliai tai tiesiog yra pigmentai. Ir karotenoidai taip pat yra pigmentai esantis mūsų maiste. Labai paprastai. Karotenoidai oranžiniai raudoni pigmentai, tai ar ne, Andžela, pasikartokim, ką mes žinom iš daržovių. Pomidorai, Taip, paprikos, taip, egzaminas, morkos, braškės, moliūgai, ar ne, va, tie yra karotenoidų šaltiniai. O polifenoliai tai yra violetiniai, mėlyni, geltoni arba tokia kraujo spalva, nu, tai kaip pavyzdžiui vyšnios, burokėlis, serbentai, mėlynės, avietės, citrusiniai vaisiai, tai yra polifenoliai. Ir būtent tie pigmentai daro labai teigiamą poveikį, daro mūsų žarnyno gleiviniai ir mūsų odai. Taip, ir kaip minėjau, kad pažeidžia psoriazę, pažeidžia ir kraujagyslės, labai kraujagyslių gleivines. Tai vat būtent tie pigmentai yra gleivinių regeneratoriai, gleivinių apsauginiai, kad nevyktų per didelis oksidacinis stresas. Ne? O polifenoliai, tai gerindami mes kalbam šiandieną apie psoriatinį artritą, tai polifenoliai labai gerai mažina uždegimą sąnariuose, mažina tinimą, reiškia pagerina aprūpinimą krauju ir maistinėmis medžiagomis ir deguonimi. Ir būtent polifenolius prie psoriatinio artrito reikėtų išskirti dėl tos priežasties. Taip pat dar 2 liko veikėjai, negalėjau jų neparašyti, tai skaidulos ir baltymai, kokybiški baltymai. Tai skaidulos dėl to, kad mes tikrai per mažai suvalgome daržovių ir vaisių, bet, sakykime, daugiau čia reikalingos daržovės. Tai reiškia, imuninių lygų, kaip čia pasakyti, tas siūlo galas, kaip tarkim artritas, psoriazinis artritas ar ne, tai yra žarnynas. Ir mes prisižiūrėdami savo žarnyną,
mėgstu sakyti, kaip frūtų darželį, mes turėsime didžiulę naudą ir tikrai, tikrai didžiulį poveikį. Tai jeigu prie bakterijų dar pridedam skaidulas, dėl to, kad jų tiesiog nesuvalgom, pridedam kaip papildą, mes turėsime švarų žarnyną, turėsime žarnyną su mažiau uždegimo, su suvaldytų būtent uždegimu žarnyne. Gerosios bakterijos, na tiesiog, kai joms reikalingos yra skaidulos tirpios kaip prebiotikas, kaip dirva joms daugintis, kaip terpė, tai mes turėsime vėl didesnį tą bakterijų išvešėjimą gerųjų žarnyne. Nu, bet kokiu atveju tai yra didžiulė nauda ir tiesiog verta pabandyti, o jau pabandžius, jeigu tai bus kokybiškos skaidulos, jūs nenorėsit be tų skaidulų daugiau gyventi. Ir kokybiški baltymai, nors jie liko paskutiniai vietoj, bet tikrai nėra paskutiniai. Čia, taip sakyt, viską apimantis toks riebus taškas ant i. Tai baltymai tai yra mūsų pagrindinės statybinės organizmo medžiagos. Kad geriau prisimintumėt, tai atsiminkit tokį palyginimą. Tai yra kaip plytos plytiniam namui. Ir viskas tada aišku, ar ne? Ar galima plytinio namo sieną išmuštą sutaisyti su lentom? Nu viską galim. Aš kai sakau, gyvenime galima viską. Bet nu, ar tai neatrodys kaip kažkoks brokas, ar tikrai tai bus patvaru, tvirta ir ta prasme, ar tai bus, ar taip išspręsim tą problemą ar ne, tai faktas, kad ne. Mums reikės, norint sutvarkyti sieną rimtai, mums reikės plytų. Ir na, tai yra baltymai, kurie reikalingi visų ląstelių atsikūrimui, atsinaujinimui, atsistatymui. Ir baltymai tai yra mūsų imuninės sistemos dalis. Ir, na, tiesiog vėlgi kalbant ir apie kolageno sintezę, kad iš baltymų organizmas gamina kolageną. Kolagenas tai yra mūsų ląstelių klijai, tai vėl kalbant apie žvynelius, kalbant apie žarnyno padidėjusių pralaidumą, apie kraujagyslių padidėjusių pralaidumą, apie netvirtus raiščius ar ne prie tas, kaip sakiau, kad yra problema ne tik sąnariuose, bet ir sausgyslėse raiščiuose apima, tai vėlgi tas kolagenas labai svarbu. Tai jeigu mes nesuvalgome kokybiškų baltymų arba tiesiog juos valgome, bet neturime virškinamojo trakto puikiai dirbančio, reiškia, neturime pakankamai fermentų, kurie suvirškintų tos baltymus, mums tada verta rinktis vėlgi maisto papildą, gal sakykime, kitaip reiktų pavadinti maisto pakaitalą, tai reiškia baltyminius gėrimus, baltyminius kokteilius su visom 22 amino rūgštim. Ir ne visi baltyminiai gėrimai yra registruoti kaip maisto pakaitalai. Reiktų rinktis būtent tuos, kurie yra pripažinti, registruoti kaip maisto pakaitalai. Tai apima jau daugiau, tai apima, kad kokteilyje bus ne tik baltymai, ne tik amino rūgštys, bet bus ir skaidulos, ir visi reikalingi vitaminai ir mineralai. Tai vat su baltymais ir gal ir pabaigsiu savo sąrašiuką. O tu, Andžela, gal turi dar papildomai klausimų? Tai papildomai aš jau nieko nebeturiu, aš tik tai klausiausi tavęs ir kai tu pradėjai vardinti tą trejetuką, tai aš buvau kaip gerą savim net pasidžiaugiau, kad kas liečia, pavyzdžiui, to uždegimo, uždegiminių lygų, autoimuninių lygų, jau pati pradedu suvokti, vat, kokios tos svarbiausios yra maistinės medžiagos. Tai čia aš, kai sakant, va, dar savo pasikartojau. Tai labai labai ačiū, Eglute, tau už visą informaciją. Ir žiūrovams dar noriu pasakyti, kad Eglute ir individualiai asmeniškai konsultuoja, nes 17 metų vis pamiršt, dirbi su natūraliomis maistinėmis medžiagomis, ar ne? Ir tikrai tos patirties yra sukaupta be galo, aš pati su ja susipažinau, tai pirmiausiai kreipiausi dėl savo sveikatos. Ir man labai labai padėjo ir padeda kiekvieną dieną. Tai turbūt tiek ir norint susisiekti, ar ne, su Eglute, ar tiek su manim,
po apačia yra nurodytas elektroninis paštas, tikrai rašykit, pabendrausim. Ir gal norisi pabaigai dar pasakyti tai, kad nebijoti išbandyti kažkokių kitokių galimybių, ar ne? Kad prie šitos diagnozės žvynelinė tikrai mūsų gyvenimo būdas, mityba labai daug duoda įtakos, bet nepamirškim, kad mūsų maistinė vertė yra labai labai suprastėjusi ir kaip Eglutė minėjo, būtina papildyti. Ir tos žuvies mes tikrai tos natūralios negaunam. Aš asmeniškai tikrai nežinau ir nelabai ir net ir ieškau, kur jos gauti, nes tikrai aš tiek ir net nesuvalgyčiau. Ir visą tai, ką Eglutė paminėjo, bent jau tas trejetukas, aš suprantu, jis turi būti kasdienybėj kiekvieną dieną. Nes kadangi mes jau turim tą bėdelę ir norint gyventi tą kokybišką gyvenimą, mes turim prižiūrėti, prilaikyti tą savijautą. Tai dėkoju tau, Eglute. Tai ačiū ir tau kad suorganizavai tokią temą aktualią, manau. Ir ačiū klausytojui. O jeigu jums įdomu, būtent su kokiomis maistinėmis medžiagomis mes padedam žmonėms susitvarkyti šitas problemas, būtent ką aš rekomenduoju, tai drąsiai rašykite, klauskite ir mes pasistengsime jums padėti. Taip. Tai ką, sakom, iki sekančio. Iki sekančio susitikimo. Ate. Ate.